Labą dieną, su jumis aš, Denisas, ir šiandieną žaidžiame Robloxą Game Store Teacher ir turėsim čia statyti savo žaidimų parduotuvę, pridėti žaidimus po tokią ir tokią kainą ir gauti už vieną žaidimą daug pinigų. Mes turėtume pasigerinti parduotuvę už 2000, kaip dabar neturiu. Ir va galiu prisipirkti visokių. Perkamės naują Xbox'o stendą. Xbox'o žaidimų stendą. $40. Už vieną žaidimą 3, o čia biški daugiau, nes kuo daugiau, tuo daugiau. Čia galima daug šitų pasiimti. Ir aš gaunu už juos pinigų. Jo, tai taip užsidirbinės. Ir va čia vada žmonių paleidžia papildomai. Aš turiu prie kasos laukti, kol jie ateis, pasiėmę žaidimą. Nežinau, man atrodo, čia 1,40. Čia skirtingai kažkaip moku. Už šitą, nes aš čia ir 40 mokėjau už šitą. Tai yra, jie moka už jį 40 ir 20, už jį nežinau. Autobusas. Man kartais ne į parduotuvę. Šitam žaidime yra kaip ir geros grafikos. Atvažiuoja antras šitas, gausiu daug pinigų. 500, tai dar reikės mums 700 susidirbti. Už viską. Nes tada prasiplatins parduotuvė link ten ar... Nežinau, link kažkur turėtų prasiplatinti parduotuvė. 20 už šitą. Papildom. Ir mes galim eiti šiaip. Visus manęs nenutraukė, bet tokia. Čia pinigai ir mašinos yra. Kodėl aš to nežinojau tiesiog. Aš kažkada buvau įžaidęs per seną akauntą, bet nepastebėdavau, kad būdavo pinigai ant mašinos. Kažkas naujo. Gerai, čia biškį per stalą vaikščiojam. Tikėkimės, jie per daug nesupyks, kad aš čia ant stalo vaikštau. Fūra atvažiavo. Labai žinojau, kaip jį atjungti.
Pasigarsinsiu biškį, kad geriau mane girdėtum. Nu, kiek jau čia perka. Gerai, kad perka. 50 už žaidimą. Tada parodysiu. Pasigerinti čia galima. Ai taip, Brawl Starsas išeis po 2 dienų, nes galvoju biškį reikia nuo to Brawl Starsą pailsėti. Čia biškį susigliučino kažkas. Aš čia man rodė, kad čia po 4 šitas lentynas ir čia kažkur buvo kažkoks žaidimas. Kaip mes pinigų nepraradom? Tas keista. Gerai, pasikelsiu. Buvo ką aš darau. Reikia nusipirkti, man atrodo, daugiau, nes čia į vieną įtal 3 žmonės, tai dabar 6 galės pirktis. 1000 už kasą nelabai reikia. Pasiliekam šitą ir norėčiau šį. Ne, visą juodą nelabai būtų. O taip gal. O. Kažkaip gražiau. Prašom. Galim nusipirkti. Šitus nesijam žvaigždutės. Pridėt. Čia kameros galbūt. Čia visi šitie. Spider blocks. Galim įdėti. Mes tiesiog galim per kamerą užpildyti viską. Visus tiesiog pinigus išleisiu ant. Gerai, neužtenka. Dar biškį. Šitą galim dar įdėti. Ką žinau, da parduotuvė šiaip atrodys kaip daugiau geimių. Dar reikia vieną kasą čia įdėti. Vis po 4. Čia irgi turėtų būti po 4. Ai, čia aš irgi papildžiau. Čia man atrodo jokių atnaujinimų nepridėjo. Ir mes dabar belia kaip pinigų gausim. Ačiū už ateivį. O šitie žmonės su pinigų maišu labai daug sumoka. Pavyzdžiui, kaip šitas. Jeigu, pavyzdžiui, turėsi brangiausią prekę, tai tiesiog brangiausią prekę nupirks. Jei kodėl galvojat, čia yra skaičiai dėl to, kad čia kiti žmonės gali pirkti tiesiog daugiau tų dalykų. Man reikės pasamdyti šitą. Ir aš turiu pasikelti dabiškį. O, man šitą nereikia. Taip, gerai, čia galim kitų parduotuvės pasižiūrėti.
turim tokią parduotuvę. Gerai, dabar reikia. Kuo daugiau kasų, tuo daugiau žmonių. Nu, kuo daugiau žmonių, tuo daugiau pinigų, o kuo daugiau pinigų, tuo daugiau pagerinimų. Nu, kuo daugiau pagerinimų, tuo daugiau žmonių ir taip visas ratas. Viską papildysim. Kol kas dar daug pinigų užsidirbau. Dabar palaukit, pamiršau kur. Ai, va. Tikėkimės, kai vieną turėsim žvaigždutę, galėsiu jau pasiimt darbuotoją. Du 2500, tada dar praplėsim parduotuvę. Atsiprašau. Taip. Dar šitą galim šiaip nedėti. Na va. Galim eit. Dar įdėti vieną. Ir daugiau nebegalim. Vėliau, man atrodo, aš taupysiu ant va šito. Ant RS4. Nu, gal nereikės taupyti. $4 bet turiu. Ir bele kiek žmonių. Iš karto tiesiog palauk, skaičiuoju. $450 iš 9 žmonių. Pradingo tiesiog mašina. Taip galima, nežinau, kas čia buvo. 100 ką tik sumokėta tiesiog. Tada aš šitai neprisižiūriu. Aš galvoju, kad čia bus kažkas kitko. Bet aš tada daug pinigų užsidirbu.
Kažko labai ilgai, žinok, žiūri. Perki ar neperki. Bet dabar neatsimenu, ar čia gali paimti tiesiog daiktus, ar turi stikai jas pirkti. Nu, ar jie perka, ar gali pagrobti juos. Nu, kiaurai tiesiog pravažiavo. Dar daugiau žmonių. Palauksim, kol visi sueis į eilę. Na, va suėjo. Mes dar nepasikeliam. Ir pas mano žmogus atėjo. Neužteks pinigų, šitą galim nupirkti. Ir šitą galim nupirkti. Nu, va. Dar laukia reikia nupirkti ir... jo ženklą aš jau nupirkau. Nelabai supratau, kas ten kiaurai sienos šviečia. Matot? Ten. Gerai, atvažiavo sunkvežimis. Šiandien šiaip ne toks turėjo būti video, o turėjo būti apie fūros, kur praeitą kartą žaidžiau. Bet aš jo neradau, tai galvoju, aš seną gerą žaidimą pažaisiu. Na va, pasigerinsim antrą kartą ir bus baigs video. Dar negaliu. Einam, susiimsim visus autobusus, viską. Ir padėkim žaidimą. Aš negaliu paimti iš jo pinigų. Einam į parduotuvę. Pridedam daiktų. Ir tada 500 reikia. Atvažiavo fūra ir jau 500 nebereikia. Ten atsiprašau biškį. Dabar yra kaip ir pasakoma žaidimų parduotuvė. Nebėra kažkoks tai
Gerai, išleiskim savo paskutinius pinigus ant pridėjimo. Aš man atrodo negaliu. Galiu, bet neleisiu ant tų daiktų. Einam biškį žaidimą nusipirkti, nes jų reikia. 3 Va kur žodis. Su $1 tiesiog aš jau brauku. Tai va. Būsim brauku. Duba. Tiesiog būsim brauku. Būsim neturtingi. Kas nesupratot. Gerai. Labai jau turtingi biški. Tai va, turim konsolės. Nežinau, pala. Aš nenoriu suklyst čia PS5, ne, PS4. Jo. Čia 4, man atrodo. Jos neklystu. Tai va. Parašykit į komentarus, kad noriu. Bus antra serija. Surenku man šitą video. Žinau, kad jis daug nesurinks, tai 20 peržiūrų. Ir tai va, buvo viskas. Su jumis aš buvau Denisas. Ai, palaukit. Pamiršau. Jo, jums reikia palaikinti video. Nes kitaip irgi nebus. 3 laikai ir būn žinok. Gerai? Sutarėm? Ir subscribe, nes beliko mažai subscriberių. Bet kaip žiūrėjom, turiu 186 subscriberius. Tai va. Dabar jau tikrai. Ate?